Sveiki, tai yra mano šlogas 001, kurį žiūri kiekvienas. Ir aš tik ką atsikėliau. Ir manęs dažnai klausia, kaip tu pradedi savo dieną? Atskleisiu paslaptį. Štai kaip aš pradedu kiekvieną dieną, labai patogu, visiems rekomenduoju. Ir galime iškart padaryti tualeto apžvalgą. Labai patogus tualetas, labai geras gylis. Deja, čia gali tilpti tik tai vienas žmogus. Deja. Užtat labai švelnus garsas, kaip nusileidi gidi. Kažkom primena grupę Šiam 9 danguje. Visiems savo subscriberiams rekomenduoju tualetą. Tualetas 9 žvaigždutės iš 10. Realiai atsikėliau, pamižau ir dabar darysiu tą, ką darau dažniausiai. Eisiu miegoti toliau. Atsikėliau antrą kartą ir visiškai netyčia niekas man už tai nesumokėjo. Pamačiau, kad Maxima šią savaitę plaukų priežiūro priemonėms šauma 30% nuolaidą. Nu kągi, laikas pusryčiams. Dažniausiai aš valgau lenkišką kiaušą. Ir turiu savo specialų receptą, kurį mane išmokė mano draugė Agnė Jigelevičiūtė. Reikalingas kiaušas ir mums reikalingas aukštis. Tai va, kiaušinis sudužo, nes kiaušinė pati sveikiausia dalis yra lūkštas. Aš valgau tik lūkštą. Kartais, kad būtų sačiau, įdedu biškį picos. Labai greitas, skanu ir jaunas mamytės rekomenduoju jūsų lėliukų. Šiandien nuo Adidas Lietuva gavau dovanų plastikinį buteliuką. Apžvelgsime plastikinį buteliuką. Jis yra plastikinis, jis yra buteliukas, čia yra, matot, skylutė, atsisuka, gali gerti, gali ten įleisti orą, gali ten įkišti. Realiai, žinot, yra skylutė ir yra labai patogu, nebūtų skylutės, būtų nepatogu. Na, realiai, jei pasaulyje nebūtų skylučių, jūsų nebūtų. Dar šio plastikinio buteliuko kūrėjai labai gerai pragalvoja, kad yra dugnas ir vanduo neišsipila. Tai yra labai patogu, gali laikyti čia bet ką, dugnus, vaikus. Dugnas visiškai buteliuko must have. Arba kaip Lietuvoje vadina dugną, Audi. Išėjau į lauką, dabar esu lauke ir sugalvojau bajerį apie vlogerius. Žinote, yra geris, o yra vlogis. Realiai šiandien yra big day, nes jau 1,5 valandos esu veganas. Realiai tiesiog 1,5 valandos, kol kas nieko nevalgiau. Jau 3 dienas esu Paryžiui, kaip jūs matote, va čia Paryžius, pamatėt. Čia yra pirmas vlogas, bet manęs jau dažnai klausia, kaip gyvenimas Paryžiui. Visų pirma, palyginkime kainas Paryžiui ir Lietuvoje. Mėsytė kiek kainuoja, pažiūrėkit.
11 kg, 12 kg, kilogramas bananų kainuoja. Bet Lietuvoje, Vilniuje, sostinė, butas kainuoja 300 000 eurų. O dabar laikas įnešti biškį humoro į savo šlogą. Kaip normalų žmonės valgo bananą? O kaip valgau aš? Taip pat, nes aš normalus žmogus. Wow! Like, jei žiūri šitą video 2017 metais. Jei turi mamą, prenumeruok. Jei neturi mamos, rašyk liūdną komentarą. Na, kol jūs žiūrėjote mano vlogą, mums atėjo piktų komentarų. Ir šiandien aš perskaitysiu heiterio komentarus ir šmaiščiai jums heiteriai atsakysiu. In your face, heiteriai. Tu kompleksuotas dalbajobas, ruskis, išmok kalbėti. Pisau tavo visą šeimą, dalbajobė. Susidegink, nahu, daunė. Idiotas. Supistas ožį. Kam taip žoskai varėti? Nemalonu yra.